rytas, labas vakaras. Man taip gražiai per kamerą atrodo mano sodai, nu mano namai ta prasme. Bliam, taip gražiai, taip filmuoti, taip žiūriu, wow, kai gerai atrodo, ypač dar kai saulė apšviečia, taip gražu, persiteikia per kamerą, taip tiesiog nuostabiai, tikrai nuostabiai. Ir plus, labai gerai, kai filmuojame savo aplinką, nes jinai kažkaip kiekvieną dieną vis pasikeičia, tai gėlės žydi, tai nežydi, ten prasme taip nuvysta biški, tai vėl išsiskleidžia ir panašiai, todėl žiauriai gražu ir žiauriai nuostabu taip fiksuoti kiekvieną dieną momentą namų, dėl to, kad paskui pažiūrėsi, o taip atrodė mano namai, taip atrodė ir panašiai, nes va, kai vakar darėm prisiminimus, matėme, kaip puošėme namą, girliandomis ir panašiai, tai va, kažkaip buvo gera prisiminti tokius dalykus, todėl tai yra žiauriai nuostabu. Ir taip, šiandien vėl bus prisiminimų toji dalis, bet tai bus epizodo pabaigoje, o dabar, draugai, turime nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu, mylime save. Šiandien šeštadienis, reikės biškį pasimokyti ir panašiai. Mano pusbrolio pirmos komunijos video reikės normaliai pabaigti susirytinti, nes dėl to, žinau, kad turi į kaimą, tai reikės jam paduoti šitą visą dalyką. Šie dalykai, aišku, bus vėliau vakare. O taip, ką dabar su tėčiu darome, tai iš tikrųjų remontuojame mašiną. Pirmas dalykas yra tas, kad paėmėm diemokumą, pasikūrė mašiną, ten taip, signalizacija, ten biškį gribavo, paspaudėm, paskui jis sako, problema pagrindinė yra signalizacija. Ir vienas dalykas yra tas paprastas, kad va išėmėm visą signalizaciją jau. Čia visa signalizacija vadinama. Du pilnai išėmė sėdynės, patikrinti, kur kokia laida eina. Čia irgi daug prakarpiam laidų ir panašiai, iš tikrųjų, va, ten sutrumpinam, pažiūrėjom, kaip kas veikia, kaip ką. Daug ten tėtis išrovė visko. Dabar nuvarė savo garažą, ten, nežinau, pasimti kažkokių detalių, gal kad lengviau susiremontuoti mašiną. Kiek mes susitaisys ir bus viskas labai gerai, nes pakol kas tai žinote. Kai nuvažiuoji, sakykim, kur tai nebeužsikuri, tai kažkaip grūzas būna. Aišku, čia kai problema yra su signalizacija, jei čia pasitvirtins, kad tai yra problema, tai jau bus tikrai ramu. Tęsiam savo dieną, tęsiam savo epizodą ir tiesiog, nežinau, turime nuostabią dieną, draugai. Mylime save, mylime kitus ir tiesiog džiaugiamės. So full of desperation, I can barely stand the rotation. I can hardly start to speak, I'm weak. I feel the past in my bones. I dream I'm naked and alone. I'm feeling weak. Valandas jau. Visą dieną prasiknysom prie mašinų, bet išėmėm signalizaciją, visus šitos dalykus pasidarėme. Dabar yra tas dalykas, kad reikės kurti mašiną ir jei nesikurt mašiną, reikia ištraukti iš benzino bako tą kūrą, reikia tą ištraukti. Užsikūrę mašiną vėl iškišti, taip visą laiką reikės, manau, daryti, nes tikrai neturime jokio kito sprendimo, kaip padaryti, kad viskas normaliai būtų, nes paėmė, kuri mašina neužsikūrė. Ištraukti tą fiškę, užkuri, tada įdedi, kad vėl kūras pasiduotų, arba atvirkščiai reikia tokį žaidimą daryti vos ne, tai va taip ir važinėsi dažniausiai laiką, visur reikia kažką. Atsisėsi, nesikūrė, opa. Brum, ir sukursi, užsidedi, vėl važiuoji, vėl viskas normaliai. Ten pasėdinė visas tas dalykas yra, tai, nu nežinau, žodžiu, vis geriau negu nieko. Mama va visą žolę nupjovė, kol mes remontavom visą tą mašiną. Bent jau man nereikia, aišku, mama pavarga, bet, nu, nieko nepadarys. Visą dieną prie mašinas užtrukame, iš tikrųjų prasidirbame. Kiekvieną kartą šiandien pasikartojame visus autorius, tai reikės dabar dar pasikartoti visus autorius, pavalgyti, nes visą dieną nieko nevalgęs. Ir kitočią video žiūrėjau, taip kažką ten sakė, taip vieną mergą, it's okay when you don't have abs, it's okay. Tas dalykas yra, kad, nu, man asmeniškai kažkaip, nežinau, man asmeniškai nelabai patinka, kai aš nesu sportiškas ir panašiai, va, pavyzdžiui, dabar krūtinės tikrai labai gerai nebedarau ir automatiškai krūtinė pas mane tokia ir man nepatinka.
ką aš darysiu, aš toliau sportuosiu, bandysiu vėl tada vėl viską pasidaryti, kad vėl gerai atrodyčiau. Presas tai toks dalykas, kad jam priklauso, ar esi pavalgęs, ar talete pabuvęs. Tai mums leidžia prieiti prie temos, kad buvo klausimas užduotas, kaip aš pasidarau savo thumbnailus. Tai paimu, kai editinu per premjerą savo, editinu video taip, o, toks kadrą nufotkinu, vsio. Tas nuotraukas, kiek aš esu pasiėmęs, nueinu Pixlr programą, apps vadinamą, ten sudedu tas visus, uždedu tekstą ir vsio. Aš manau, už Photoshop nėra labai daug sunku, bet kažkaip pripratęs su Pixlr dirbti, nes per Gafindana pamokas labai dažnai su juo dirbdavom ir panašiai, tai kažkaip pripratau. Tėvai grįžta iš parduotuvės, nupirkę tikriausiai kažko skanaus. Liuks, tai yra labai gerai. O šiaip, dabar pasimaudysime, nes reikia tokias šalūdė, viskas yra, tai reikia įsimaudyti ir tada varysime, pažiūrėsime kokius kadrus geresnius iš savo tų ankstesnių epizodų. Been walking out my door and taking pictures through a lens of my boy on the hill, don't stop me there. Hop the G, I'm shopping up at Copley Square. Maybe hit the Seacoast and I dream about a beach house. Sneak onto a porch and scream about all of the feelings that I got in my pocket. Till then I'm just talking. I've been missing since the weekend. Ask myself, what are you thinking? No reply. 19-140 epizodo nieko labai gero nebuvo. TWS buvo žiemą, tai yra nuostabu, bet manau TWS sukursime atskirą epizodą, kai judėsime tos momentus iš kiekvieną taip epizodą, taip kažkada kitą kartą padarysime. Tai tikrai nuotykių jokių nebuvo, pagrindė mokame, sėdėjome name, sportavome, tikrai sportavome, aišku, ne sporto salėje, manau bus. Tiksliai nežinau, kurie čia epizodai sporto salėje, ne taip, epizodai tikrai tokie. Vakar sakiau, kad jau nuo tipo eik ketvartas tokie biški pašokame, daugiau nenusleidome, tai vis dėlto, kiek dabar pamačiau, tai biški vėl nukritome žemyn po ketvartas video, tai vėl nukritome. No surprise, I've been playing it since I met you, though it's hard to with the sun up in my eyes. Pay the price. Don't fight like the Santa Anas. When I don't want a panoramic view. Raising toast for the East Coast Atlantic. Never tried, it was automatic with you. Yeah, I was west side by Pacific. Came home with the same flow, prolific. From the south side, outside, no difference. So I'ma go get it, and you can hop on it, but not till I'm finished. Vienas apie kalbėti apie kačialką ir panašiai, taip, opa, žiūrime iš kartą. Tai yra normališkai daug ten tų vaizdų, kačialkas panašiai netėjau, nes bereikalingai. Tai vienas kitas vaizdas iš mokyklos buvo, tai yra šimtadienis, kai pamačiau šimtadienį, taip, nuotaika iškart pakyla, tai viskas, kaip aфиген, taip, šimtadienis, tokie laikai, tokie prisiminimai, taip, tikrai geras vaizdo įrašas ten šimtadienio, visas tas buvo toksai. Tada ten užgavėnių žiūri, ta momentas vienas buvo, ir namuose taip tiesiog daug sėdėjome ir panašiai, iš tikrųjų, visko buvo, visko reikėjo, bet viskas yra labai nuostabu, tikrai. Šita dalis tokia, labiau sportiška buvo, tada vienas kitas geresnis kadras, taip, tai yra Valentino diena, šioje dalyje gavome savo, nešiojame kompą, būtent šį kompą, todėl irgi labai viskas su to gerai. A taip, judėme toliau, jau į pabaigą. Myself, what are you thinking? No reply, no surprise. I've been playing it since I met you, though it's hard to with the sun up in my eyes. Pay the price. Don't fight like the Santa Anas. Šis dalis tokia, šis buvo paprastesnė, ramesnė. Tai buvo tokia. Ne tai, kad jau labai baisus epizodas, šitie jau buvo tokie biški normalesni, dėl to, kad buvo vis tiek vienas kitas geresnis kadras. Aišku, labai įsteigtas epizodas, nebuvo viskas sužaistas, susitelkta, kaip būtent šis epizodas, kaip ir šiandien. Ta prasme, tokie visi buvo labiau nuošaliai, viską darai, bet nefilmuoji. Dabar, aišku, pabiškai bandome daryti taip, kad viską darome ir filmuojame. Aišku, dėl labai sunku tai padaryti, bet pabiškai judame link to, todėl dar tobulėjame. Taip, su šiais visais kadrais, tai nežinau, iš tikrųjų laikėme teisės, jų tie vairavimai visi buvo jau tuoj ant dienų, manau, jau rytoj, kai kalbėsime apie epizodus, tai jau bus opa. Bet rytoj, man atrodo, jau jubiliejus, jei neklystu, ta prasme, šiandien kaip žiūrite. Pala, šiandien epizodas yra 364. Opa. Na ja, tai rytoj pakalbėsime apie susilygusius, tai rytoj, man atrodo, viskas ir bus.
Rubrika šiandien kaip ir baigta. Ir epizodas baigtas. Ačiū turiu, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Kitas pastebėjimas, kitas pasakymas, pabaigiant epizodą. Nufilmavau žymiai daugiau medžiagos, bet visai įsitrynė. Bet nieko nepadarys, kai mes sakome, džiaugiamės gyvenimu, būnam laimingi, nesvarbu, kas be nutiktų. Mes tiek atsistojame ir vis tiek kažką filmuojame ir viską bandome perteikti, ką tik galime. Ačiū, kad žiūrite, prenumeruokite, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.